Sveiki gyvi, noriu Jums pristatyti naują dalyką Atviro kodo mokymo centro svetainėje, tai yra klausimų atsakymų platforma. Čia galėsime iš tikrųjų užduoti klausimus, jūs galėsite užduoti mums klausimus ir visą bendruomenę, aš manau, tikrai vienaip ar kitaip ras jums atsakymą ir galėsime už atsakymą balsuoti. Tai bus išrinkamas geriausias atsakymas ir statoma šalia užduotą klausimą, kol kas, kaip matote, klausimų nėra. Taigi, ką mes padarysime, aš greitai parodysiu, kaip galima užduoti klausimą būtent Atviro kodo mokymo centrui. Tai pirmas dalykas, kad užduoti klausimą. Spausim. Ok, turime prisijungti arba prisiregistruoti. Tas dalykas daroma štai čia. Prisijungti arba registruotis, jeigu neturite susikūrę paskyros Atviro kodo mokymo centre. Prisijungti. Ok, uždėsiu varnelę, kad prisiminti mano duomenį šiandien. Prisijungti. Ok, ir kaip matote, aš esu prisijungęs. Mane viršai atsiradus juosta. Tai yra požymis, kad aš esu prisijungęs. Gerai. Atversiu naują kortelėje mūsų klausimų platformą ir mėginsiu užduoti klausimą. Dabar, kad neišradinėčiau dviračio, tai pamokos tikslais paspausiu, šiandien mačiau kažkur tai atsakytą klausimą. Paškosiu Skype. Taigi, pamenu, Tomas buvo išklausęs klausimą, kurį man pasisekė atsakyti. Ok, kolegos, sakykit, kaip nukopijuoti šitą klausimą. Tai bus klausimas numeris 1, įdėsiu į kol kas čianais ir taip. Bus klausimas kaip Skype išjungti pranešimus. Šeimos taip prisijungiančių ne taip, kaip išjungti pranešimus apie atsijungiančius draugus. Ok. Išjungti, čia dar truputėlės lietuvybės įdėsim, išjungti draugų. Ok, išlindimas. Panašu. Gerai. Klausimas kaip ir suformuoluotas, galima prisiskirti kategoriją, kol kas padarysim, kad būtų be kategorijos, ilgainiui aš tikiu, kad mes klasifikuosim visų savo turinį ir perspėti mane L paštu, šiuo metu yra mano, kadangi aš prisijungęs kaip liudas, tai yra mano L paštas, galite nurodyti žymės kažkokias, tai įdėsim, kad tai būtų Skype. Skype. Žymė. Ilgainiui tai leis mums tvarkytis informaciją ir klausti. Ok. Šaunu, turime pirmą klausimą pas mūsų sistemoje. Tvarka, kągi aš dabar greitai padarysiu, ogi paimsiu ir paskaitysiu klausimą ir aš tai čia paspausiu atsakyti. Kaip ir kiekvienas jūsų, jeigu žinote gerą atsakymą į kažkokią tai mūsų kolegos iškilusią klausimą, drąsiai prašom, kaip sakant, atsakinėti. Gerai, atsakinėsiu ir vėlgi, kad neišradinė dviračio. Ok, sveikas Tomai. Gerai, įdėsiu klausimą, sveikas paskutinis video šiame straipsnėje. Gerai. Ir taip pat paskutinis video straipsnė. Matėsim, kopijuosim taip. Šiame straipsnėje. Ir dar šitą mes daiktą padarysime kaip nuorodą. Ctrl-V. Aš taip protokolas pažiūrėti, ok, nesudubliuota lygtis. Gerai. Manau, kad turėtų pavykti. Štai ir turim atsakymą. Ilgainiui, jeigu tai bus pats geriausias atsakymas, mes galėsim už jį įvertinti kaip pačių geriausių.
Taip pat galėsime balsuoti, aš dabar pats negaliu balsuoti, bet iš mūsų kolegų atsakymus ir klausimus galėsime balsuoti ir trumpai tiek, žodžiu. Kągi, dar kartelį, vadinasi, tą mūsų dalyką mes galim pasiekti per čionais, užduoti klausimą, visi klausimai arba tiesiog ateiti į klausimų atsakymų platformą ir čionais bus eilė klausimų. Kol kas matote, yra vienas klausimas ir su vienu atsakymu. Klausimą sukūriau pats, atsakymą irgi pats. Jeigu kas žinote geresnių, paprastesnių, su nuotraukomis atsakymų, prašome prisidėti. Kągi, trumpai tiek. Lauksime jūsų šioje sistemą, jūsų klausimų ir žinoma atsakymą. Tikiuosi, platforma, klausimų atsakymų platforma pagreitins, pagerins mūsų bendravimą ir neaiškių klausimų atsakymą. Dėkui, iki.